Sniego karalienė, žinės gėlių darželis. Niekas nežinojo, kur Kajus pasidėjo. Daug buvo išlieta ašarų. Gailiai ir ilgai verkė Gerda. Pagaliau nusprendė, kad Kajus miręs. Gal nuskendęs upiai, tekančiai prie pat miesto. Ilgai traukėsi tamsios žiemos dienos. Bet atėjo pavasaris ir saulė ėmė šildyti. Kajus mirė ir jau nebegrįš, tarė Gerda. Netikiu, atsiliepė saulės spindulys. Jis mirė ir daugiau nebegrįš, atkartojo jų kregždėms. Netikim, atsakė tos. Paskui ir pati Gerda liovėsi tikėjus. Apsiausiu savo naujas raudonas kurpeles. Kajus dar nebuvo jų matęs, tarė į vieną rytą. Ir nuėjusi, pasiklausiu upės. Gal ta bus ką nors girdėjusi apie jį. Buvo dar labai anksti. Gerda ėjo vienui viena pro miesto vartus ant upės kranto. Ar tiesa, kad esi paėmusi mano mažų dienų draugą? Jei jį man grąžinsi, atiduosi savo raudonasis kurpeles. Gerda nusiaus metė į upę raudonasis kurpeles, brangiausią savo turtą, bet jos nukrito prie pat kranto. Mergaitai pasimatė, kad ji numetusi kurpeles per arti nuo kranto, todėl lipo į laivę, stovėjusią tarp meldų, priėjo prie paties galo ir vėl metė į vandenį. Bet laivė nebuvo pririšta ir ji, mergaitės pajudinta, susvyravusi atsitraukė nuo kranto. Vanduo ėmė greitai nešti ją tolyn. Laivė plaukė pavandeniui. Gerda sėdėjo su vienomis kojinėmis, raudonos kurpelės plaukė iš paskos, bet negalėjo jos pavyti, srovė ją nešė daug greičiau. Gal upė mane neša pas Kajų, pagalvojo Gerda ir pasidarė smagesnė. Atsistojo stačia ir ilgai gėrėjosi žaliais krantais. Pagaliau ji priplaukė didelį vyšnių sodą. Ten tarp medžių stovėjo šiaudais dengtas namukas su keistais raudonais ir mėlynais langų stiklais. Prie durų stovėjo 2 mediniai kareiviai ir atidavinėjo šautuvais garbę kiekvienam, kas pro šalį plaukė. Gerda pagalvojo, kad jie gyvi, ir sušuko, bet tie, žinoma, nieko neatsakė. Mergaitė sušuko dar garsiau. Tada iš namuko iškūprino sena moterėlė su lazdelė rankoje ir su didelė šiaudinė skrybėlė, išrašyta gražiausiamis gėlėmis. Vargšelė tu mano, tarė senelė, iš kur tave atnešė tokia didelė srauni upė. Senelė įbido į vandenį, užkabino laivę su savo lazda, pritraukė prie krašto ir iškėlė Gerdą. Mergaitė labai džiaugiasi, pasiekusi kojomis sausą žemę. Nors jai kėlė truputį baimės, sena nepažįstama moteriškė. Eikš ir papasakok, kas tu tokia ir kaip čia patekai, tarė senelė.